Čia kabinetiniai pokalbiai, prie mikrofono viename Lietuvos istorijos instituto kabinetų Julijus Grickevičius. Šiandien kalbame apie 18 amžių, kai kurių istorikų vadinama trumpuoju, o svečiuose Ramunė Šmigelskytė Stukienė. Tikriausiai atpažinote šią melodiją, tai Mykolo Kleopo Oginskio polonezas Atsisveikinimas su tėvyne. Oginskis kunigaikštis, diplomatas, valstybės veikėjas ir klasicizmo dvasia ugdyta asmenybė. Šiame epizode mūsų aptariamo amžiaus žmogaus pavyzdys. Apie jį būtinai pakalbėsime. Įprasta teigti, kad 18 amžius tebėra sąmonėje menkai egzistuojantis. Ilgai kartotas ir kitas naratyvas. Valstybė silpnėjo, todėl tai logiškai baigėsi stipresnių kaimynų inicijuotais padalijimais. Tačiau jau kurį laiką istorikai šį paveikslą koreguoja. Valdant Augustui III Respublikoje prasidėjo visuomenės modernėjimas, o valdant Stanislovui Augustui įsigavo pagreitį ir išsiliejo valstybės ir visuomeninių santykių pertvarkos veiksmais. Tačiau tokia Lietuvos istorijos 18 amžiaus samprata yra vis dar naujovė. Taigi, kaip suprantame šį laikotarpį, kokia 18 amžiaus tyrimų būklė ir ar tikrai šis šimtmetis tebėra spraga? Tai yra labai padarytas milžiniškas įdirbis, tyriant 18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją. Čia reikėtų pažymėti, kad jūsų taip pat milžiniškas įdirbis tyriant šį klausimą. Aš esu tik vienas iš daugelio mūsų 18 amžiaus tyrėjų grupės narių, nes vėlgi esame neįsiforminę savęs kaip kažkokią organizaciją ar draugiją ir tyrėjų kažkokį tinklą, veikiame bendrų sutarimų ir gera valia, neinstitucionalizavę savęs kaip kažkokio asociacijos ar draugijos. Bet iš esmės didelė dalis Lietuvos 18 amžiaus tyrėjų iš tikrųjų funkcionuoja kaip akademinis tinklas. Ir tą tinklą mes kūrėme jau realiai ketvirtį amžiaus. Šiais metais gruodį turėsime jau 24-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją skirtą 18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos tyrimams. Ir per tą beveik ketvirtį amžiaus mes matome, kad tikrai labai plačiai išsiplėtė tyrimų laukas. Ir atsižvelgiant į tai, kad jau turime publikavę 10 tomų 18 amžiaus studijų, tai sakyčiau, kad tas šimtmetis nėra tokia jau balta dėmė mūsų istorijoje. Taip yra dar tikrai daug tirtinų to šimtmečio laikotarpių. Jei didysis Šiaurės karas jau dabar tampa giliau pažįstamas dėl to, kad Mindaugas Šapoka išleido savo monografiją, bet tas laikotarpis vis tik iki Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymo dar tikrai nėra pakankamai gerai išanalizuotas. Tai saksų laikai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje dar lauktų gilesnio tyrėjų įdirbio. Bet jeigu kalbame apie Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymo laikotarpį, tai yra tuos metus nuo 1764 iki valstybės sunaikinimo iki 1795 metų, tai tikrai galime džiaugtis milžiniškų tiek literatūrologų, tiek kultūros istorikų, filosofų, tiek mokslo istorikų, ir žinoma, grinųjų, kaip mes juos vadiname, istorikų tyrimais. Nes iš tikrųjų jau yra išanalizuota valstybės valdymo administracinė struktūra, einant gilyn į valstybės valdymo aparato pažinimą. Labai džiaugiuosi, kad prieš daugelį metų pavyko sutelkti mokslininkų grupę ir laimėti net 2 Lietuvos mokslo tarybos finansuotus projektus šitai biurokratijos gimimo arba tapsmo Lietuvoje istorijai parašyti. Ši knyga tikrai solidi 700 puslapių knyga ir atveria visą valdymo istoriją 18 amžiaus antroje pusėje. Tai šioje knygoje kartu su bendraautoriais daktaru Liudu Glemžu, profesorium Valdu Rakučiu, daktaru Robertu Jurgaičiu ir Eduardu Brusoku mums pavyko išanalizuoti valstybės valdymą. Kaip jis keitėsi ir kaip jis atliepė to meto valstybių valdymo struktūras Europoje. Tai tikrai ėjome giliai ir padarėm didelį darbą. Galim didžiuotis, kad Lenkijoje analogiškos monografijos iki šiol apie Lenkijos karalystės valdymo administracinę struktūrą, tą visą apimančios iki šiol nėra parašytos. Tai tikrai turime didelį darbą padarę.
Tai čia vienas iš tokių aspektų, kurie yra atverti ir kurie yra labiau pristatyti. Taip pat labai daug tyrimų ir dėmesio sulaukė parlamentarizmo institucijų raida, tai yra seimeliai ir seimai. Apmaudu, kad iš tikrųjų neturime tų tokių seimų istorijų, kiekvienam seimui skirtų monografijų, bet po truputį tai daroma ir prasiplečia šitas pažinimo laukas, ypač kada kalbame apie 4 metų Seimą arba didįjį reformų Seimą. Tai yra 1788-1792 metus. Ta Seimą, kuris sugrąžino valstybei suverenumą, ta Seimą, kuris priėmė gegužės 3 dienos konstituciją ir kuris taip pat patvirtino abiejų tautų tarpusavio garantijos įstatymą, dar vadinamą tarpusavio įžadą. Na, paprastai tariant, unijos atnaujinimo. Tai yra tokių aspektų, tokių temų, kurios tikrai labai labai giliai yra išgvildentos. Vėlgi, jeigu žiūrėtumėm plačiau, galime pasidžiaugti meno istorikų tyrimais. Džiaugiuosi, kad profesoriai Irenai Vaišvilaitei taip pat vadovaujant turime monografiją, naują monografiją apie Pranciškų Smuglevičių ir jo darbus. Tai irgi yra 18 amžiaus menininkas, mūsų garsusis dailininkas ir jo darbai yra atpažįstami. Tai tikrai tas 18 šimtmetis veriasi vis naujais aspektais, kaip ir paminėsiu filosofo Daliaus Viliūno įžvalgas apie tą filosofijos raidą ir Žano Žako Ruso idėjų recepciją, apie Žemaitijos bajoro Karpio filosofinės įžvalgas. Tai yra tikrai tokie tyrimai, kurie parodo, kad 18 amžiuje Lietuvos visuomenė, jos intelektualinis elitas, tikrai neatsiliko nei kiek nuo vakarų Europos apšvietos minties. Buvome tame pačiame lygyje, tame pačiame lauke ir tos idėjos jos cirkuliavo tiek tarp Paryžiaus, Varšuvos, Vilniaus, tarp Romos, vėlgi ir Lietuvos, jos nebuvo nutrūkusios ir tie ryšiai tikrai labai ir asmeniniai žmonių, ir kontaktai, ir susitikimai. Mūsų didikų istorija, kiekvieno iš didikų istorija tai ir liudija. Man labai būna taip nesmagu klausytis, kai kartais viešojoje mūsų nuomonėje įsitvirtinęs tas polonizacijos elementas, kai sakoma, kad nieko negalima čia apie Lietuvą kalbėti 18 amžiuje, čia buvo sulenkėję, visi bajorai kalbėjo tik tai lenkiškai ir to jokio lietuviškumo ir jokios valstybingumo idėjos čia neegzistavo. Taip pat čia ir staptelėkime, nes man regis, kad jūs palėtėt labai svarbų aspektą. Aišku, ačiū labai už tą tyrimų apžvalgą. Tai nepaprastai įdomu. Gal norisi tik tai pagalvoti, kad daugiau tiltelių reikėtų pastatyti tarp to, ką jūs darote savo kabinetuose ir tarp to, ką žino visuomenė, ar ne? Ir čia mano matyti įspūdis toje visuomenės pusėje ir susidarė apie tą 18 amžiaus spragą, bet vis tik ir mokykloje, ir visuomenėje, ir savo viešuosiuose diskusijose mes labai dažnai 18 amžių priimame, kaip jūs jau ir pasakėte, tokį polonizacijos amžių. Iš kitos pusės, tarsi viešoje erdvėje nepriimame iki galo tam tikrų įvykių, kad ir Kosciuškos sukilimo, bet tarsi naratyvas eina link to, kad valstybė taip nusivažiavo, kad maždaug natūrali išdava ir buvo tie 3 padalymai, ar ne? Požiūrisgi į tai tolydžio keičiasi ir mes tarsi sužinome, kad Augusto III ir paskui Stanislovo Augusto laikais valstybė kaip tik kėlėsi ir labai sparčiai vystėsi ir ėjo į priekį. Aš manau, kad šitas požiūris keičiasi. Iš tiesų mokslo bendruomenė jau nekyla jokių abejonių apie tai, kad valstybė ėjo modernizacijos keliu ir kad jos iš tikrųjų potencialas buvo milžiniškas ir kad tas valstybės sunaikinimas ir atėjo būtent dėl to, kad valstybė stiprėjo. Valstybė stiprėjo ir tapo grėsme kaimininėms valstybėms, kurios buvo absoliutinės monarchijos, nes jeigu žiūrėsime į to meto geopolitinį bendrą kontekstą, tai ir pamatysime, kad kaiminės šalys išlaikiusios absoliutinį valdymo modelį, jos priešinosi laisvės, lygybės, brolybės idėjų sklaidai, o būtent su tomis idėjomis ėjo Prancūzų revoliucija. Tai tas, kas vyko, ta švelnioji, ramioji revoliucija abiejų tautų respublikoje 4 metų Seimo laikotarpiu, ji buvo tuo bendro apšvietos epochos modernizacijos proceso rezultatas.
Ir jeigu jau mes taip pradėsime žiūrėti į mūsų raidą, būtent per naujų idėjų ir jų recepcijos prizmę, tai mes pamatysime, kad tikrai valstybės sunaikinimas nebuvo jos vidinės negalios rezultatas. Tai buvo okupacija, teritorijų aneksija ir priverstinis reikalavimas iš Seimo patvirtinti arba legalizuoti tą teritorijų užgrobimą. Tai tiesiog sudedant akcentus į kitus dalykus, akcentuojant tarptautinę teisę ir jos pažeidimus ir parodant, kad valstybė buvo iš tikrųjų sunaikinta tuo metu, kada jinai pasiekė esminių pertvarkos, tokio progreso elementų ir juos įgyvendino. Tiek su Stanislovo Augusto Poniatovskio ir jo reformomis nuo 1764 iki 68, kurios vėliau išvirto į aktyvę Rusijos ir Prūsijos intervenciją, prie kurių prisidėjo ir Austrija. Ir aišku, tas vidaus karas, kuris kilo Baro konfederacijos metu, ir buvo pretekstu užgniaužti bet kokį valstybės reformavimą. Antrasis etapas jau vėlgi nuo antro padalijimo įteisinimo nuo 1775 iki vėlgi 1793, tai yra vėl valstybės naujas pakilimo laikas, kurį sustabdo vėl kas intervencija iš išorės. Ir jeigu atsisakysime to naratyvo, kurį mums suformavo valstybės iš esmės padalijimų iniciatorės, tada pamatysime įvykius visai kitaip, nes mes realiai nuo 18 amžiaus pabaigos buvome tų naratyvų, kuriuos kūrė Rusija ir vokiškos šalys kontekste. O jų tikslas ir buvo parodyti, kad tai, ką jie padarė sunaikindami Abiejų tautų respubliką, buvo legalus ir teisėtas dalykas, nes ta valstybė ėjo natūralia mirties linkme ir nieko kito neliko, kaip pasidalinti tai, kas yra palikta, tokio, sakykime, netvarkos lygiai. Rusijos įtaka visgi neatsirado per vieną dieną. Kokia buvo evoliucija santykios su Rusija ir jos skverbimosi į šalies politiką? Tada jeigu mes pradėsime žiūrėti taip, kad, vadinasi, kažkokia silpnoji vieta buvo, reikia suieškoti, nuo kada tai prasidėjo, tai nusirysime iki 17 amžiaus vidurio. Bet nei viena kita Europos valstybė daug silpnesnė negu Abiejų tautų respublika nebuvo sunaikinta, jos taip ir funkcionavo. Būdamos kažkieno protektorate, būdamos inkorporuotas į kažkieno sudėtį, bet savo kažkokią tai egzistencijos formą išlaikė. Tai, manyčiau, ne tas kelias ieškoti mūsų ydų, o tų ydų buvo viena iš pagrindinių, galima ir sakyti, buvo mūsų valdymo forma, kuria dabar didžiuojamės kaip demokratijos ir bajoriško respublikonizmo, tam tikrų pasireiškimų. Nesgi džiaugiamės, kad respublikinė valdymo forma yra labai gera. Bet kai aplink dominuoja kitokios valstybės, natūralu, kad absoliutizmas tuo metu yra valstybė, kuri sugeba sukoncentruoti savo visas jėgas monarcho galios išlaikymui. Respublikinis valdymo modelis arba tokia valdymo forma, kokia buvo Abiejų tautų respublika, tai yra monarchas, tautos renkamas monarchas ir bajorai su savo teisėmis ir galimybė išardyti bet kokį seimą buvo tas ydingas dalykas. Ir mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad kaimyninė šalis, vėl akcentą dedu į kaimyninę šalis. Kaimyninė šalis po Šiaurės karo, jos ką susitarė? Susitarė išlaikyti nepakeistą Abiejų tautų respublikos valdymo modelį. Tampa garantais mūsų vidaus sąrangos. Tai yra daroma sąmoningai, kad ta valstybė išlaikyti būtent tokia protektorato lygmenyje, kad ji negalėtų stiprėti. Bet kai tik tos valstybės visuomenė pradeda suvokti, kad čia yra pagrindinė bėda ir pradeda ieškoti būdų, kaip tą bėdą išgyvendinti, mes tada susiduriam su agresija iš išorės. Buvo tikrai daug šviesių protų, kurie siūlė reformavimo kelius Abiejų tautų respublikai. 18 amžiaus nuo 3-4 dešimtmečio mes matome tas valstybės reformavimo idėjas gimstančias. Vienas iš valstybės tokio reformos siūlytų buvo garsusis pijoras Stanislovas Konarskis, kurio mintis ir buvo pakeisti tą valdymo būdą, tas vadinamas susirinkimo arba tarybų funkcionavimo modelį,
atsisakant laisvojo balso, laisvojo draudimo teisės arba liberum veto teisės, nes tik kitaip priėmus kitokį valdymo modelį galima būtų stiprinti valstybę. Dar vienas dalykas, į ką buvo atkreiptas dėmesys, tai yra valdovo rinkimai. Kiekvieni valdovo rinkimai tai būdavo, iš tikrųjų rungtynės, kas iš užsienio valstybių labiau paveiks bajoriją ir jų balsus ir išrinks arba prastums, grubiai tariant, savo kandidatą į abiejų tautų Respublikos sostą. Ir tie rinkimai iš tikrųjų buvo užsienio valstybių kišimosi priemonė. Todėl išeliminavus, ar nesakykime, liberum veto teisę ir padarius sostą paveldimu, galima panaikinti tas dvi didžiasias ydas, kurios trukdo valstybei tapti lygiaverčių partnerių tarptautinėje arenoje. Iš tikrųjų, į tą kryptį ir buvo orientuojamasi. Kitas dalykas yra valstybės ekonomikos ir kariuomenės stiprinimas. Tai vėlgi, šitie klausimai, jie buvo visą laiką dienotvarkėje. Ir kiekvienas bandymas juos įgyvendinti vėlgi sulaukdavo manipuliavimo iš išorės. Bet valstybės aplinkui taip pat 18 amžiuje labai stiprėjo. Jeigu mes žiūrėsime į kariuomenę, tai jos dydį mes turime nustatytą tomis pačiomis garantijomis, kada užsienio valstybės nustato skaičių, iki kiek mes galim turėti kariuomenę ir neleidžia mums jos didinti. Bet matome palaipsnį bandymą tą kariuomenę skaičių didinti, apeinant ar ne tos bandymas, vėlgi dėrėtis su kaimynais. Bet didžiausią proveržį mes matome kariuomenės stiprinimo linkme, tai 4 metų Seimo. 1788 metais mes jau turime projektą patvirtintą Seimo įstatymu kariuomenę, kuri turi siekti 100 000 karių. Ir tai yra priimta, visa tauta, politinė tauta, bajorija sutarė, kad kariuomenė tokia turi būti ir ieškomi būdai finansiniai tą kariuomenę tokią padaryti. Bet dar iki to didinimo mes matome, kad į kariuomenės sutvarkymą eina ir karo komisija, kuri yra įsteigta jau 1764. Pertvarkyti moderniais pagrindais patį kariuomenės valdymą. Pažaboti etmonų savivalę, sukurti valdymo valstybinį aparatą, kuris galėtų, administruoti tą kariuomenę. Ir, sutvarkyti ir parengti ją tokiam būsimam jos stiprinimui ir augimui. Tai šitie projektai, jie visą laiką galioja ir vėlgi, tai vyksta ne be įtampų viduje. Jie irgi norėjo 5% BVP skirti. Ir dar baisiau, nes jeigu mes kalbam apie abiejų tautų Respublikos visuomenę, turime suvokti, kad politinė tauta tai yra bajorija, bet bajorija yra labai daugiasluoksnė. Yra didikai, yra visuomenės elitas, ar ne, ir yra dalis bežemės bajorijos. Bajorijos, kuri yra, žmonės neturintys savo pragyvenimo šaltinio ir išlaikomi iš klientinių santykių su didikais. Tai yra ta paperkamoji visuomenės dalis. Tai kol šito nesutvarkysi, kol nepakeisi į principą, kad dalyvauti valstybėje gali tik tie, kurie moka mokesčius, ir tada, kada patys bajorai apsidės tais mokesčiais, sutiks mokėti tuos savo procentus į valstybės iždą, tada gali kalbėti apie esminį valstybės pertvarkymą. Ir palaipsniui visa tai yra pasiekiama. Nes vėlgi, mums geriau būtų patogiau, kad mus nieko nevyko, bajorai tik tai valgė, gėrė ir, kaip buvo pasakyta, ar ne, tik išlaidavo ir nesirūpino savo valstybę, todėl atėjo svetimieji ir pasidalino. Toli gražu ne. Gimsta tikrai labai daug valstybės atnaujinimo ir ekonominio stiprinimo idėjų. Bandoma inicijuoti tokius dalykus, kaip daro, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis, tai yra nutiesti kanalų tinklų susisiekimą tarp Juodosios ir Baltijos jūros, tam, kad galima būtų plukdyti prekes vandens keliais. Ir tai yra realizuojama, investavus pačiam didikui į kanalų kasimą. Po to atsiranda dar ir Stanislovo Augusto Poniatovskio karališko kanalo projektas, bet tai truputį bus vėliau. Povilas Ksaveras Bžostovskis, Lietuvos didikas, jis eina dar kitų kelių. Jis mato, kad tuo metu valstybėje kalbėti apie baudžiavos panaikinimą dar yra anksti, bet nori
tiesiog aktyvinti tą ūkininkavimą ir suteikti tam tikras laisvės valstiečiams, jis kūrė savo privačią respubliką. Jis įsigyja žemės valdą, suformuoja prie Merkinės savo vadinamą Paulavos respubliką ir joje jau tvarkosi naudodamas naujus ūkininkavimo metodus. Andrius Oginskis diegia melioracijos projektą. Chreptavičius eina dar toliau. Chreptavičius apskritai panaikina baudžiavą valstiečiams, suteikia asmens laisvę. Tai tų iniciatyvų yra daug ir, aišku, yra ir kitas būdas. Antanas Tyzenhauzas eina kitu keliu. Administruodamas valstybinius dvarus, jisai stengiasi padidinti baudžiavos dienų skaičių, sustiprinti tą lažą, tam, kad išgautų didesnę ekonominę naudą. Bet visa tai daroma koks tikslas? Tai yra gauti daugiau ekonominės naudos ir sustiprinti tą ūkį, o kuo bus valstybė stipresnė ekonomiškai, tuo jinai galės eiti toliau stiprinti ir savo politinę galią. Visa tai vyksta tam pačiam 18 šimtmetyje, renkantis skirtingas strategijas, bet šalia to yra ir visuomenės dalis, kuri nenori nieko. Kurie sako, kad oi nesikiškim, niekur nedalyvaukim, būkim ramus ir nieks mūsų neliks. Na taip, yra dar ir valstiečiai, kurie tarsi... Valstiečių nuomonės tuo metu baudžiavinių nieks neklausė. Apie ką kalba? Taip. Bet yra valstybiniai valstiečiai. Ir mes vėlgi, kada kalbam apie 18 amžių ir antrąją jo pusę, mes turime vieną iš didžiausių valstiečių judėjimų. Tai yra Šiaulių ekonomijos valstiečių nepasitenkinimą, kuris sovietinėje istoriografijoje buvo labai gražiai vadinamas sukilimu. Na, tai buvo iš tikrųjų nepasitenkinimas arba maištas valstiečių prieš įvestas padidintas prievolės Antano Tyzenhauzo įsakymais, nes valstybiniai valstiečiai laikė save tiesiogiai pavaldžiais valdovui. Tai, kas yra nustatyta, jau tradicija tapę jų mokesčiai, tokie ir turėtų likti ir ne kažkoks tai iždininkas turėjom tą naują tvarką įdiegti. Ir tas sukilimas, tas judėjimas valstiečių parodė ir tų valstybinių valstiečių poziciją. Tai visuomenė iš tikrųjų nebuvo tokia visiškai tamsi. Jie žinojo savo teisės, kaip ir miestai. Miestai irgi judėjo, miestai irgi reikalavo savo teisės. O čia labai įdomus kitas klausimas, demografinis paveikslas, nes man regis, kad nuo 18 amžiaus vidurio mes pradedam gauti daugiau duomenų atrasti. Ir dabar jūsų tyrimuose, man regis, šitas demografinis dėmuo vis figūruoja ryškiau. Tendencijos yra iš tikrųjų atsigavimas po Šiaurės karo, didžiojo Šiaurės karo, po maro, kuris ištiko Lietuvos didžiąją kunigaikštystę 18 amžiaus pradžioje. Tai valstybės demografinis paveikslas labai, labai sparčiai keitėsi. Kita vertus, tas taikos metas jis davė labai didelį demografinį prieaugį. O taikos buvo nemažai 18 amžiaus. Tuo metu buvo tikrai nemažai taikos, jeigu taip žiūrėtumėm pačioje Lietuvoje. Tai tas toksai neutralumas, aišku, davė savo rezultatą. Kita vertus, pirmąjį gyventojų surašymą mes turime iš 1790-ųjų. Tai yra Lietuvoje įgyvendintas ir visoje abiejų tautų respublikoje 4 metų Seimo metu visuotinis gyventojų surašymas. Tai ten mes ir galėtumėm pasakyti, jeigu atsiverstumėm. Būtumėt paminėjęs, būčiau tą knygelę atsinešęs. Dabar jau apie skaičius mes atsiversim, paraginsim klausytojus atsiversti surašymą ir iš tikrųjų galime pamatyti, kiek tų gyventojų buvo. Nes surašyme buvo fiksuojamas, iš tiesų fiksuojamas ir pagal luomus sudėtis, ir tiesiog kiek yra vyrų, moterų, kiek yra pilnamečių, nepilnamečių, ten tiesiog demografinis paveikslas labai, labai plačiai pristatytas. Kam reikėjo to surašymo? Tai vėlgi mes matome, kad įsitvirtina tas statistikos mokslas tuo metu jau apskritai tokia kaip mokslo sritis, kalbant apie 18 šimtmetį. Ir įsitvirtina suvokimas, kad norint gerai valdyti valstybę, reikia žinoti savo išteklius, kokius tu turi materialius išteklius, kokius turi žmogiškuosius išteklius. Ir įvertinti ne tik, kad gyventojų skaičių, jų ekonominį pajėgumą, jų pasiskirstimą, bet ir matyti tai, kokio lygmens yra tavo turimos žemės valdos, žemės naudmenos, kokio ekonominio našumo yra dirva, žemė, kurią tu naudoji. Ir pagal tą žemės derlingumą nustatyti iš jų surenkamų mokesčių dydį. Ir visą tai jau mes turime dar nuolatinės tarybos laikais priimtus nutarimus.
įvertinti žemės našumą ir tiesiog jos kokybę ir pagal tai nustatyti mokesčius. Ir tai jau kalbame apie 18 amžiaus 80-metį. Kita vertus, gyventojų surašymas ir suregistravimas žemės nuosavybės turėtojų į registrų knygas pagal pavietus ir kiekviename paviete pagal parapijas davė mums žemionių arba žemininkų knygas. Į ką tai vedė? Tai yra įstatymas dėl surašymo žemionių aktų knygų įvedimo priimtas 1789 metais ir jis vedė į tai, kad dalyvauti valstybės valdyme ir balsuoti gali tie, kurie susimoka mokesčius. Jeigu tu turi žemės, nuo to žemės natūraliai tu turi mokėti mokesčius. Ir tu esi, dabar sakytumėm, registruotas tam tikroj vietoviai ir dalyvavimas valdyme, tai yra dalyvavimas seimelyje ir teisė būti išrinktam į valstybės institucijas ir į Seimą, ir į tribunolą, yra nuo to seimelio, kur tu turi žemės nuosavybę. Bajorija nebegali, arba tiesiog didikai negali atsivežti savo klientūros, kad seimelėje nubalsuotų už jį. Seimelio metu tiesiog yra privalu patikrinti, ar dalyvaujantys seimelėje bajorai yra įsirašę į žemionių aktų knygas. Tai yra, praktiškai turime dabar balsuoti ateidami tokią pat sistemą, kaip patikrina, ar tu esi registruotas, ar tu turi nuosavybės dokumentą ir panašiai. Tai visą mes Lietuvoje turėjome jau 1792 metų seimeliai būtent šitaip ir vyko. Kaip ir 1794 metų seimeliai vyko pagal tą pačią tvarką. Modernybės tapsmas beveik, ar ne? Taip, būtent savivalda, apie tai. Savivaldybės, miestų tarybos. Taip, ir apie savivaldą. Tai iš tiesų vėlgi tas pats 4 metų Seimas, priimdamas įstatymą dėl civilinių karinių tvarkos komisijų, jis ir įveda realiai, panaikina tą tokią senąją tvarką ir sukuria jau tokias savivaldos institucijas, kurios nėra vien bajoriškos. Šitas komisijas arba savivaldybės, sakytumėm, kurios veikia kiekviename paviete, yra išrenkami bajorai, bet įtraukiama ir į jų sudėtį privalomai įtraukiama miestų atstovai. Tai yra, jau toks ne vieno luomo atstovaujamas valdymo institutas. Ir tas veikimas civilinių karinių tvarkos komisijų apima labai plačią savivaldos erdvę. Tai yra rūpinimasis praktiškai sanitarijos higienos dalykais, rūpinamasis gatvių apšvietimu, namų sunumeravimu ir priešgaisrinę apsaugą, kapinių įrengimu ir tiesiog priežiūra, kad nebūtų laidoma ten, kur netinkama. Rūpinimasis ir kariuomenė tiekimo su organizavimu, jeigu reikėtų kariuomenę išlaikyti. Daugybė visų tokių savivaldos reikalų, kurie yra sprendžiami jau bajorijos ir miestiečių atstovų kartu. Mes daug dabar kalbėjome apie įvairiausius procesus, projektus, kurių vieni buvo įgyvendinti, kiti ne, mažai labai apie konkrečius žmonės. Ir jūsų vienas iš tyrimo objektų, Mykolas Kleopas Oginskis, nemažai minimas jūsų sąraše tyrimų, atrodo kaip geras pavyzdys žmogaus iš 18 amžiaus, ypatingai virsmo laikų iš 18 į 19 amžių. Viena vertus, ką jis veikia savo valdose, LDK, visi jo nuopelnai. Antra, jo labai kontroversiškas politinis paveikslas tarp Rusijos, Napoleono, Lenkijos dalyvavimas Kosciuškos sukilime. Ar tai gali būti geras tas 18 amžiaus pavyzdys? Ar aš teisus šitoje vietoje? Iš tiesų, Mykolo Kleopo Oginskio biografija, jo visas likimas, tai ir parodo realiai visos valstybės likimą. Nes žmogui, kuris gimsta tuo laiku, kada vyksta esminiai, lūžiniai pokyčiai valstybėje ir visuomenėje, tenka arba būti nuošalėje, buvo ir tokių, kurie tiesiog stengiasi niekur nedalyvauti ir niekur nesikišti, gyveno savo ramų privatų gyvenimą. Bet jeigu tu gimsti didiko šeimoje ir tu pagal savo prigimtį, tu turi tarnauti tėvynei, nes tokia tavo misija yra. Tu esi atsakingas už savo valstybės likimą ir tai yra pagrindinė tezė, kurią deklaruoja apšvietos idėja. Žmogus ir turi jo naudodamasi savo proto galia
savo išsilavinimu būti naudingas visuomeniai, padėti tą visuomenę tobulinti ir aktyviai joje dalyvauti ir rūpintis savo valstybės klestėjimu. Tai taip išugdytas, taip išlavintas Mykolas Kleopas Oginskis, jis aktyviai įsijungia į to meto gyvenimo procesus. Ir neretai yra kaltinamas, kad jis neva padarė kažką ne taip, kad ten prisidėjo. Bet jeigu giliau analizuoji, kas lėmė ir kodėl lėmė vieną ar kitą jo politinį pasirinkimą, tai ir pamatai, kokią dramą išgyvena žmogus, kuris yra, tiesiog kartais pastatomas į tokią situaciją, kad privalo rinktis. Arba rūpinti savo giminės, bent kažkokiu tai pragyvenimo šaltiniu, arba eiti į kompromisus. O jeigu detaliau, tai galime ir pamatyti, kad kaip jaunas diplomatas įeina į tą tokį viešąjį gyvenimą valstybės, taip kaip ir visi kiti darydavo tuo metu bajorijos atstovai, tai yra nuo Seimelio, nuo išrinkimo į Seimą, dalyvavimo valstybės toj parlamentinėje veikloje, delegavimo į kažkokias tai valstybinės institucijas, kurios tikrina vykdomosios valdžios institucijos veiklą. Tai ir vėliau įsitraukimas į platesnį diplomatinį veikimą. Tai Mykolo Kleopo Oginskio gyvenime tai ir yra. Jisai į politinį gyvenimą ateina, kai jau turi tam atitinkamą amžių dalyvauti tam politinėme gyvenime, yra išrenkamas į Seimą, Seime taip pat teikia jau reformų pasiūlymus. Kadangi labai gerai orientuojasi ekonominėse dalykuose, yra tikrai pasikaustęs tiek to meto valdymo dalykuose, išmano ir kalba bent keliomis kalbomis, žino to meto kontekstą, naujausias visas tendencijas raidos ir panašiai, jis yra paskiriamas į komisiją, kurios tikslas yra patikrinti iždo komisijos veiklą. Gerai užsirekomendavęs šitoje veikloje, pateikęs ataskaitais, iš karto jau yra deleguojamas ir išrenkamas į iždo komisijos narius. Atvažiuoja dirbti kaip iždo komisaras, tai iždo komisija tai šių dienų finansų ministerijos atitikmuo. Tampa tos finansų ministerijos tarnautojų. Ką jis padaro? Jis tuo metu apvažiuoja visas muitinės pasienyje su Prūsija, patikrindamas muitinių postų ir visų muitinės perėjimo punktų veiklą, įvertindamas jų būklę ir teikdamas rekomendacijas Seimui, kaip pagerinti muitų surinkimą ir muitinių veiklą. Šalia to nuvažiavęs iki pat Palangos, Šventosios, kadangi pasienis su Prūsija, visą tą kraštą nuo Gardino link Šventosios, link Latvijos, jau Kuršo sienos, apvažiavęs, pateikė pasiūlymą dėl Šventosios uosto atnaujinimo veiklos. Tai yra, galvoja, kad upių tinklų visą plukdymą galima sutelkti į Šventąją ir ta Šventoji yra pakankama ir gera vieta laivybai vystyti, kaip kad buvo 17 šimtmetį, nes ten uostas egzistavo. Tas uosto atnaujinimo projektas, jis yra teikiamas, jisai buvo svarstomas, tai tokie trumpo veikimo laiko dideli rezultatai. Nes kaip iždo komisaras jis dirba gana trumpai metus, bet per tuos metus mes turime ir muitinių žemėlapį, turime pasiūlymus dėl muitinio darbo tvarkymo, turime pasiūlymą teiktą Seimui, kuris beje ir buvo priimtas, apie pinigų surinktų iždo komisijoje, iš mokesčių, surinktų pinigų pateikimą į valstybės kasą. Nes pasirodo muitininkai surinkę mokesčius, jie turėjo pagal to meto tvarką įnešti į valstybės iždą pinigus 2 kartus į metus. Ką tai reikšdavo? Tai reikšdavo, kad muitininkai, muitinės viršininkas gali disponuoti surinktais pinigais pusę metų. Tuos pinigus jie skolindavo už palūkanas, procentus pasimdavo savo, o po pusmečio nuveždavo tą, ką reikia į valstybės iždą. Čia nebuvo legalu. Tai aišku nelegalu, bet skolinti už palūkanas nelegalu, pelną savo pasiemant, bet tada įvesta ta didesnė kontrolė ir pristatymas dažniau surinktų mokesčių, pristatymas kas ketvirtį, bent kad tie pinigai būtų valstybei, o ne privačiam asmeniui panaudoti. Taip, tai čia tokie smulkus dalykai, bet į tuos Mykolas Kleopas Oginskis kaip jaunas valstybininkas atkreipė dėmesį ir čia pat teikia pasiūlymus Seimui, Seimas, kitas susirinkęs Seimas, juos priima. Ir žinoma, užsirekomendavęs kaip aktyvus toksai valstybės veikėjas arba aktyvus valstybės tarnautojas, jis, aišku, atkreipė dėmesį į save, kaip galinti, iš tikrųjų, tos valstybės finansinius reikalus tvarkyti platesniu
aspektu. Ir 4 metų Seimui atkūrus diplomatinės atstovybės užsienyje ir atkūrus ambasadą Hagoje, Nyderlanduose, Mykolas Kleopas Oginskis tampa diplomatu. Valdovo ir Seimo įgaliojimu jis vyksta kaip pasiuntinys, įgaliotasis ministras, sakytume, ambasadorius į Hagą. Pagrindinis tikslas yra kas? Išrūpinti kreditą valstybei. Tai yra gauti pinigų, už kuriuos galima būtų finansuoti kariuomenės didinimą. Uždavinys tikrai nemenkas. Kita vertus, aišku, diplomatinių santykių gerinimas, paramos Respublikai, jos stiprinimui paieška, dėrybos su Didžiosios Britanijos atstovais, kurie ten reziduoja ir panašiai. Kiek kalbų jis kalbėjo? Jeigu taip skaičiuotumėm, tai prancūziškai, itališkai, vokiškai, lenkiškai išmoko, kada pirmą kartą kandidatavo į Abiejų tautų Respublikos Seimą. Nes namų kalba buvo prancūzų. Jo pirmoji kalba, guvernerio, jam dėstyta kalba buvo prancūzų. Tada italų kalba kaip antroji tokia kalba, vokiečių. Aišku, šalia tradicinių graikų ir lotynų kalbų pagrindų, kuris buvo edukacijos pagrindas. Ir manau, kad mokėjo rusų kalbą, nors ta kalba nerašė. O savo komunikacijai, tokia jau su šeima, tai šeimos visa korespondencija yra prancūziška, o susirašinėjimas jau su pavaldiniais, su politikais Abiejų tautų Respublikos, dažniausiai lenkų kalba. Yra ir tekstų vokiškai. Tai tiesiog tų kalbų mokėjimas kaip ir priklauso didikui apšvietos žmogui. Jam nebuvo problema įsilieti į tą diplomatų bendrą paveikslą. Ir manyčiau, dar anglų kalbą mokėjo. Manyčiau, kad mokėjo anglų, nors teksto angliškai parašyto nemačiau, bet turint galvoje, kad apskritai jau anglų kalba 18 amžiaus pabaigoje buvo viena iš tokių privalomų mokėti kalbų ir daugelis didikų jos mokėsi, tai taip pat manau, kad anglų jisai suprato. Peršokime į karštuosius įvykius, į sukilimą. Ir Mykolas Kleopas Oginskis visgi dalyvauja Kosciuškos sukilime, būrė dalinius, dalyvauja netgi kariniuose veiksmuose. Taip, su sukilimu yra toks dalykas, kad kadangi jis buvo, kaip jau minėjau, diplomatas Hagoje, tai tuos savo uždavinius įgyvendino. Jis įgyvendino, gavo kreditą, išsirūpino iš Amsterdamo banko, viskas puiku, bet šitoj vietoj vėl matome Rusijos ranką, Jekaterinos antrosios ranką, nes ypatingai aktyvus Abiejų tautų Respublikos diplomato, jauno diplomato veikimas suerzino, iš tikrųjų labai ryškiai suerzino Rusijos valdančiosios sluoksnius. Ir tada, kai jis įsirūpino Amsterdamo bankuose kreditą Abiejų tautų Respublikai, jį pasiekė asmeninis reikalavimas, atėjęs iš imperatorės Jekaterinos antrosios rūmų, atvykti į Rusiją, asmeniškai prisiekti ištikimybę Jekaterinai antrai. Čia gali atrodyti keista, kaip gali vienos valstybės valdovas reikalauti iš kitos valstybės pavaldinio kažkokios priesaikos, bet visi keliai, visas tas problema glūdėjo pirmame padalijime. 1773 metais, kada buvo atplėštos teritorijos ir Seimas patvirtino tų teritorijų įjungimą į Rusijos imperijos sudėtį, dalis Lietuvos ir Lenkijos didikų neteko savo valdų arba, kitaip sakant, tos valdos jau buvo užimtos Rusijos imperijos ir kurį laiką tai buvo ramu. Jie turi tas savo valdas, jos yra kitoje valstybėje ir kaip tų valdų savininkai jie tampa pavaldiniais kitos valstybės valdovės. Kol nebuvo aktyvaus veikimo prieš Rusiją, ką mes matome 4 metų Seime ir ką veikia Lietuvos diplomatai užsienyje, vienas iš jų Mykolas Kleopas Oginskis, tol šitas klausimas nekeliamas. Formaliai to žemės netimtos, dalis neteko jų laisvai disponuoti, bet kiti išlaikė. Vadinasi, žemės yra 2 valstybėse. Bet kada pradedi veikti aktyviai prieš Rusiją, pareikalauja asmeninės priesaikos, viešos asmeninės priesaikos. Kas tada atsitinka? Tada atsitinka toks dalykas, nes jeigu tu neprisieksi, tu praktiškai neteksi tų savo valdų, o tai yra tūkstančiai valstiečių ir žemės
tikrai didelės valdos žemės. Tada ką daro Mykolas Kleopas Oginskis? Jis rašo valdovui Stanislovui Augustui Poniatovskiui, ką reikia šituo atveju daryti, kaip jam elgtis. Nes ne jis vienas tokioj situacijai. Paaiškėja, kad dalis didikų šitos reikalus susitvarkė tyliai ir jiem buvo leista tą tokią formalią priesaiką Rusijai, kaip žemės savininkams esančios kitoje valstybėje, ramiai gražiai prisiekti. Bandė galbūt ir Mykolas Kleopas Oginskis nevykti į Rusiją ir prisiekti Jekaterinai, galvoju, ir aš taip sakysiu, gerai, esu pavaldinys ir šičia. Deja, jam to nebuvo leista. Tai buvo kaip bausmė. Ir tada iš tiesų kaip. Tiesiog įstrigo laiško Poniatovskiui tokia citata, ką man daryti, nes kalbama apie 14 milijonų. Tai yra tokios vertės, kokios, praktiškai jis būtų netekęs. Ir valdovas leidžia valdovas paimti atostogos ir oficialiai kaip jau nebe diplomatui, bet atostogų būdu keliauti Rusijos imperiją, susitvarkyti tuos valdų reikalus. Bet tai yra jau iš tikrųjų po šito išvykimo jis atgal į Hagą nebegrįžta kaip diplomatas. Nes jam pačiam, aš kiek suprantu, tai ir ambicijų įžeidimas, ir tos savimeilės, nes, toksai nusilenkimas Rusijai. Vėlesniuose įvykiuose jisai aktyviai nebedalyvauja, nors gegužės 3 dienos konstitucijai prisiekė čia gražiai Vilniuje, demonstratyviai netgi parodydamas tą savo poziciją už reformas, kada kartu su savo šalininkas ateina į Vilniaus rotušę ir netgi įsirašo į Vilniaus miestiečius. Tai yra toks irgi agitacija už reformas, už konstituciją, parodant, kad pritarė jos pagrindinėms mintims, nors pats laiko ją nepakankamai radikalia ir pavėluota konstitucija. Nepakankamai radikalia dėl to, kad nesuteikia asmens laisvės valstiečiams, nepanaikina baudžiavos ir tai, kad yra vis tik tam tikras kompromisas ir per vėlai padarytas jo supratimu. Bet vis tik jo pozicija yra su jau Seimu ir konstitucijos kūrėjais. Kaip ir su miestiečiais, nes pats surengė dar ir iškelmes ir čia demonstratyviai parodo tą paramą konstitucijai. Vėlgi Rusijos intervencijos akivaizdoje 1792 vasarą jis procesuose konfederacijos prorusiškos kūrimuose nedalyvauja, pasitraukia į užsienį, stebi įvykius iš šalies, žiūrėdamas, kas čia toliau bus. Tai yra nedalyvauja kaip aktyvus prorusiškas veikėjas tame kontekste. Ir grįžta atgal tik tai tada vėlgi, kai jau konfederatai apskritai atima jo valdas, ne tik tas, kas Rusijoje, bet ir čia, kas yra likę Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje. Uždeda tą sekvestrą, tai yra apribojo naudojimąsi nuosavybę. Ir vėlgi tai yra priemonė priversti grįžti, bet grįžta tik tada, kada kapituliuoja realiai ir pats valdovas. Stanislovas Augustas Poniatovskis prisijungia prie konfederacijos. Tai grįžimas atgal vėlgi yra, neužtenka jam tik grįžti. Kaip veikia Rusijos įtaka, galima matyti, kad sąlyga valdoms atgauti, tam sekvestro nuėmimui, yra ta, kad jis užimtų ministro postą. Tai yra taptų finansų ministru. Ir tas kompromisas iš tikrųjų yra tam tikras šleifas, aišku, būtų geriau, jeigu jis kovotų, būtų žuvęs ir iš karto jau tais 92 metais, bet dėja taip neatsitinka. Ir tapęs jau Targovicos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės konfederacijų palaimintų ministrų, iš tikrųjų tą savo reputaciją sutepa. Bet vėlgi ją nuplauna kada? Tada, kada prasideda sukilimas. Sukilimo metu yra čia pasakoma, kad bandė pabėgti, muitiniai buvo sulaikytas. Kiek tiesos, kiek išsigalvojimo, aš nesiimsiu spręsti, nes ar jis bėgo, ar šiaip vežė šeimą ir čia nieks dabar nepatikrins ir nepasakys. Bet faktas yra tas, kad iš tiesų už savo paties asmeninius pinigus jis finansuoja kariuomenės aprūpinimą ir parengimą. Ir surengė 2 karinius reidus. Vieną į Minsko pusę, kitą į Daugpilį, bandydamas Daugpilio tvirtovę paimti. Atrodo labai keistai, nors ir pats iš savęs šaipėsi, kad koks iš manęs karys.
turint galvoje, kad buvo labai smulkus ir nedidelio ūgio, tai tikrai galėjo atrodyti, gana komiškai. Napoleonas irgi buvo nedidelio. Bet entuziazmas buvo didelis ir puikiai tikrai tuo metu sėsdamas ant žirgo ir eidamas su savo kariais į mūšį prieš Rusijos kariuomenė puikiai suvokė, kuo rizikuoja ir kad kelio atgal nebus. Ir iš tiesų kelio atgal nebuvo. Nes tie metai, kada jam teko emigruoti iš karto sukilimus jau pralaimint, pasitraukęs į vakarus, tai gyveno tikrai labai komplikuotose situacijai. Nes reikėjo pinigų pragyvenimui, o jų nebuvo. Dvarai vėlgi buvo sekvestruoti. Pajamų nebuvo, tai teko gyventi iš žmonos sąskaitos, iš jos lėšų ir prašyti savo artimųjų giminaičių, kad sušelptų. Tai tie metai, emigracijos metai nuo 1794 pabaigos iki grįžimo atgal, iki jau Aleksandro epochos Rusijos imperijoje buvo gana sudėtingi. Bet labai aktyvus, nes ieškota parama abiejų tautų respublikos atkūrimui tiek Prancūzijoje, tiek Osmanų imperijoje. Nes 1796 metais Mykolas Kleopas Oginskis keliavo į Konstantinopolį, dabartinį Stambulą, ieškodamas paramos būtent atkūrimui ir ginkluotai kovai prieš Rusijos imperiją. Darė, ką išmanė geriausiai, diplomatinį darbą. Taip, šitas tikrai labai sudėtingas metas, labai gražiai yra aprašytas jo laiškuose, kurie iki šiol nepublikuoti, bet tikrai atspindi tą sudėtingą laikotarpį. Na, o pas mus Lietuvos valstybės istorijos archyve išlikusios tos nuotrupos laiškų liudija tą tikrai sunkų metą, kada reikėjo iš dėdės prašyti pinigėlių, kad bent kažkiek paremtų, nes tiesiog pragyvenimas, iš tikrųjų, jo statuso žmogui tai kainavo. Ir tas prašytojo vaidmuo buvo gana sudėtinga. Jis gyvai daug įvykių aprašo ir savo atsiminimuose, kurie ne taip seniai išleisti, manau, kad per paskutinių 20 metų bėgyje bent jau tai tikrai, ar ne? Taip, išversti į lietuvių kalbą, nes išleisti pirmas leidimas prancūzų kalba pasirodė 1826 metais Paryžiuje. Ir tai buvo tikrai ta dalis, kurią jis norėjo papasakoti apie tą abiejų tautų respublikos, iš tikrųjų, paskutiniuosius tos metus, apie Lenkiją, jos likimą. Ir kai tai kaip yra pateikta, tai primeluota tai ten tikrai nėra, nors daug kas kritikavo tos jo atsiminimus, bet tiesiog kiti išlikę šaltiniai, laiškai, dokumentai, iš tiesų liudija tai, kas yra. Galbūt yra daugiau tokio, orientavimus į save, bet kiekvienas rašydamas atsiminimus, aišku, apie save daugiau kalba negu apie kitus. Žinoma, būdinga epochai. Taip. Kita vertus, visa tai, kas yra cituojama, kurie yra remiamasi dokumentų, tai jie taip ir guli archyvų fondas ir galima tiesiog... Ir mes dar turim nepaliestų dokumentų, ar ne, kurie nėra ištyrinėti. Yra labai daug, gaila tik tai tiek, kad pagrindinis tas turinių svarbiausias politinis jo archyvas yra išlikęs Maskvoje, nes mirė jisai Florencijoje 1833 ir jo sūnus Irenėjus Oginskis kaip paveldėtojas. Tiesiog situacija buvo tokia, kad jis buvo priverstas tą archyvą atiduoti į Rusijos imperijos rankas, nes pats buvo Rusijos imperijos valdinys. Tėvas gyveno Florencijoje, bet šeima, vaikai, sūnus, buvo Rusijos imperijoje. Tai tiesiog situacija buvo tokia, norint išgyventi, reikėjo eiti į kompromisus. Pabaikime dviem bendraisiais klausimais. 19 amžius paprastai laikomas ilguoju 19 amžiumi ir ten chronologinės ribos jau gerokai įsiterpė į 20 amžių, per Pirmą pasaulinį karą. O kaip yra su 18 amžiaus chronologiniam ribom? Šitas amžiusgi istorikams yra trumpasis. Tai čia profesorius Kiaupa jį sutrumpino. Tik tai. Taip, rašydamas 18 amžiaus istoriją, jis tiesiog pasirinko tokį matavimo, sakykime, tokias cezūras. Man 18 amžius nėra labai trumpas, nes, taip, jį galima iš tikrųjų, jeigu kultūriškai žiūrėti pagal kultūrinės epochos, galima sakyti, 18 amžius dar tiek, kiek yra baroko ir tada, kada ateina apšvieta. Tai taip galima tokią takoskyrą. Tada kyla klausimas, o kada pas mus ateina apšvieta?
Ar apšvieta ateina, taip kaip sakytų filosofas Dalius Viliūnas, kad 1763 berods metais jis įžvelgia jau kažką iš to. Man apšvieta toks jausmas, kad ateina 18 amžiaus 3 dešimtmetį, nes švietimo mintyje ir edukacijos turinyje mes jau matome tuos apšvietos epochos daigus. Vėlgi, tos epochos persidengia viena po kita. Vienoje vietoje jau galima kalbėti apie tam tikrus mentalinius apšvietos daigus, bet čia pat statyti barokinę bažnyčią. Tai tie kultūriniai procesai labai vienas su kitu gali egzistuoti lygiagrečiai toj pačiu laiku. Na ir Prancūzijos revoliucija daug ką padarė šitoj vietoje, kad mes suprastume tą 18-19 amžiaus sankirtą. Taip, bet tai jau yra pabaiga. Revoliucija yra pabaiga, bet 18 šimtmetį, aš vis tik jį žiūriu kaip į tą gerą 100 metų ir prigriebdama dar gerų 30 mečius iš 19 šimtmečio. Netgi. Taip, nes tai, kas vyksta, ar ne, jau iki, sakykime, 30-ųjų, jau 19 amžiaus metų, man atrodo, kad tai yra kultūrinė tąsa abiejų tautų Respublikos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tradicijos. Dar yra tie žmonės, kurie atsineša ir tą gyvą patirtį iš tos pačios konstitucijos ir Kosciuškos sukilimo epochos. Tie patys žmonės. Ir jie tiesiog tęsia tą buvusią tradiciją, kuri gyva juose. Paskui jau jų anūkai, jau 63 metų sukilimas, tai jau kita epocha. Lenkai dar turi kariuomenę reguliarią dar tuo metu, kuri tarnavo Poniatovskio daliniuose. 30-31 metai dar yra toksai tąsa grina, natūrali tąsa to ilgojo, aš sakyčiau, ilgojo 18 amžiaus. Tai kiekvienas mes žiūrime iš savo kampo, o jeigu kalbėtumėm apie šiaip, tokia cezūra, tai taip, valstybės sunaikinimas, jinai yra riba. Jos kaip tokio, vieneto, kaip suverenios politinės jėgos sunaikinimas yra cezūra ir tie 1795-ieji, tai tikrai gali būti tas riboženklis. O pradžia, tai man tiesiog visas ir didysis Šiaurės karas, tai tiesiog yra integrali 18 šimtmečio dalis. Tai žodžiu, ačiū tik tai profesoriui Kiaupai ir žodžiu, su bendru priėmimu, tai gal nebūtinai turi kažką bendro. O kalbant apie jūs, Ramune, kaip jūs atsidūrėte šito amžiaus studijose? Kokia buvo jūsų kaip mokslininkės kelionė į šitą temą? Ir kas svarbiausiai, kodėl? Kuo jums 18 amžius tapo išskirtinis? Aš tiesiog net nežinau. Ne aš jį suradau, jis mane galbūt surado labiau, nes iš tiesų tai buvo tos temos, kurios nebuvo analizuotos. Tiek aš pradėjau nuo apskritai konfederacijų tyrimų. Tai tada tikrai mes turėjom spragą, ar ne? Taip, bet jeigu mes kalbam nuo tada, kada aš pradėjau, tai jau buvo net ne tas šimtmetis, tai yra labai seniai. Ir kalbant apie tą situaciją, kuri buvo tuo metu, tai iš tikrųjų bajorų konfederacijų kaip organizacijos tyrimai, jų reikšmė ir vaidmuo, tai buvo labai mažai lietuvių istoriografijoje analizuota problema. Ir pradėjau aš nuo baro konfederacijos eidama į šitą temą, tai irgi, kaip prisimenu, pirmas mano dar studentiškas darbelis ir buvo baro konfederatų ryšių su Turkija analizė. Tai dabar atrodytų, iš tikrųjų tokia egzotinė bendrame kontekste, bet tai leido suvokti, kas yra per organizmas konfederacija, kaip jinai funkcionuoja ir eiti toliau jau į Targovicos konfederaciją. Juokinga yra tai, kad turėjau aš rašyti disertaciją apie Targovicos konfederaciją, o parašiau apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės konfederaciją. Nes būtent tyrimas ir atskleidė tai, kad konfederacinis modelis atliepia valstybės sąrangą, nes valstybė nuo Liublino unijos laikų yra federacija. Ir visos bajorų konfederacijos, kokios jos bebūtų, jos buvo visos dvinarės atliepiančios unijinį principą. Lenkijos bajorai telkėsi į savo sąjungas, savo konfederacijas, Lietuvos bajorai savo ir paskui sudaro generalinę konfederaciją. Tai šitas modelis man pačiai tiesiog jis tapo visiškai aiškus ir suprantamas kaip valdymo organizavimo būdas.
Na ir tai vedė tolesnius tyrimus. Taigi Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės konfederacijos veikla, jos santykiai su Lenkijos arba Karūnos konfederacija, o vėliau per tai gilyn į tyrimus jau pačios valstybės sąrangos ir jos funkcionavimo. Tas valstybės kaip mechanizmo veikimas, jos struktūros visada mane domino. Tam tikras biurokratizacijos elementas. O kokį jūs kitą istorinį laikotarpį turite, kurį galite laikyti kaip hobiu, kaip kita domėjimosi sritimi be 18 amžiaus? Kažkada man labai patiko viduramžiai, bet žiūriu, kuo tolyn, tuo aš nuo jų vis toliau ir toliau. Ir dabar man toks įdomus iš tiesų yra tas 19 amžiaus ta pirmoji pusė. Lituanistinio sąjūdžio toksai radimasis, bajorijos tam tikros aspiracijos, daugiau tokio, sakyčiau, kultūrinė ta tradicija Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės arba tos tradicijos tąsa. Galbūt šitas dalykas yra labai daug tokių temų, galbūt per atskirų giminių istoriją. Nes čia man ir Pliaterių giminės istorija, ir Oginskių giminės istorija, tiek Amelijos Oginskytės asmenybė ir jos veikla, bet tai jau yra 19 šimtmečio žmonės. Ir tikrai, noras toks galbūt giliau tenai, bet tikrai nesakau, kad aš eisiu į 19 amžių. Ne. Man 18 yra labai dar daug ką nuveikti. Visai pabaigai, Ramune, mūsų klausytojai, kuris nebūtinai istorikas, nebūtinai patyręs labai sudėtingų akademinių tekstų skaitytojas, rekomenduokite knygą lietuvių kalba apie 18 amžių. O lietuvių kalba apie 18 amžių tai Pjūties metas. Arba Šienapjūtė, kaip jinai seniau vadinasi. Almeno. Tai tikrai knyga, kurią reikia perskaityti, kad suvoktume, kaip. Manyčiau, knyga, kuri tikrai labai sąžiningai parašyta, suvokiant visą epochą ir jos tendencijas. Rekomendaciją pasižymėkime, o aš dėkoju Ramunei Šmigelskytei Stukienei už pokalbį. Beje, jeigu dar neklausėte Istorijos instituto kanale, tame pačiame, kur dabar klausotės tinklalaidės, Ramunė pasakoja apie Tado Kosciušką ir 1794 metų sukilimą. Išsamus kabinetinis pokalbis. O aš priminsiu, kad visi tinklalaidės epizodai yra YouTube ir Spotify platformose bei portale 15min.lt. Klausykitės, dalinkitės, prenumeruokite, o vis naujas kabinetinis pokalbis pasirodo maždaug kas 2 savaitės. Taigi iki susiklausimo.